Stop juosta, Berlynas, antra dalis. Šiandien keliausime vienos dienos maršrutu, kuriuo puikiausiai galėtumėte keliauti ir patys. Kartu su architektūros istoriku Vaidu Petruliu aplankysime pastatus keičiančius mąstymą, pastatas skulptūrą ir apgyvendinimo vienetą. Čia ne pastatas, čia yra teleskopas. Taip pat šio maršruto veikėjai – Leibnico astrofizikos instituto mokslininkas Aleksanderis Varmutas. Matome nemažai dėmių, reiškia Saulė buvo gana aktyvi. Architektė tarptautinės Dokomomo organizacijos vadovė profesorė Uta Podgizer. 2 metrai, 2,30 m. Architektas Markusas Ničke. Čia bandelių durelės. Ir Elvira Münster. Individas čia gali gyventi arba vienas, arba bendruomenėje. Keliaujame į buvusią Prūsijos karalių ir Vokietijos kaizerių rezidenciją visai šalia Berlyno. Po karo ši teritorija atsidūrė rytų Vokietijoje. Pasukite dešinėn į kelią. Šiandien keliaujame į Potsdamą ir bandysime aplankyti Einšteino bokštą, tai vadinama, tai yra observatorija. Bent jau kas važiuoja į Berlyną, Potsdamą ko gero dėl Sanssouci pasiekė, o mes vėl turim savo tokį specifinį maršrutą. Aš jau nuvažiavau ne į temą, kur vis daug reikėjo ten važiuoti. Bet perskaičiau maršrutą gerai. Kažkada Le Corbusier berods pasakęs yra, kad tiesus kelias yra žmonių kelias, kreivas kelias yra asilų kelias. Na, jis referavo į tai, kad gal labiau urbanistika, bet vis tiek, jeigu kalbam apie modernizmą, tas stačiakampės formos, aiškios, geometriškos formos, jos tarsi modernybės ženklas. Nauja architektūra ir naujas suvokimas, jisai turėtų remtis organiškos architektūros principu. Na ir čia yra vienas iš tokių ryškiausių architektų, teoretikų, mąstytojų, kurio mes pastatų dėja neaplankysim, tai yra Hugo Heringas, kuris sakė, kad pastatas turi apglėbti funkciją, kaip ranka apglėbia pirštinę. Ir kadangi funkcijos susijusios su žmogum dažniausiai nėra stačiakampiais išreikštos, mes nejudam kvadratais, mes judam lankais, tai ir pati architektūra negali būti stačiakampė. Organiška architektūra 20 amžiaus modernistinės architektūros kryptis. Jai būdinga paprastos formos, banguotos linijos ir dermė su aplinka. Potsdamas garsėja rūmais ir parkais. Čia ko gero buvo pastatyta viena pirmųjų pasaulyje astrofizikos observatorijų. Mūsų laukia pažintis su žinomiausiu architekto Ericho Mendelsono kūriniu Einšteino bokštu. Ko gero populiariausias 20 amžiaus pradžios mokslininkas garsus ne tik išradimais, bet ir sparnuotomis frazėmis. Yra gražių citatų tikrai, jo. Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. Imagination circles the world. Super. Vaizduotė yra svarbiau už žinias. Žinios yra ribotos, nuo tarpu vaizduotė suka pasaulį. Pirmas įspūdis, kad pastatas šiek tiek mažesnis negu aš įsivaizdavau ir iš tikrųjų vaizduotė buvo nunešus, kad yra milžiniška observatorija. Einšteino bokšte pats mokslininkas niekada nedirbo. Tai observatorija skirta pažangiausiam to meto Saulės teleskopui sukonstruotam su Einšteinu dirbusiam vokiečių astronomui Ervinui Finlay Freundlichui, reliatyvumo teorijai patvirtinti. Mendelsonas užbaigė observatoriją prieš 100 metų, 1921-aisiais. Taip pat žinomiausias šio architekto ekspresionistinis pastatas, be stačių kampų, arba anot paties Mendelsono kupinas dinamiškumo. Sklando tokia istorija, kuomet Einšteinas atvažiavo pasižiūrėti, kasgi galų gale yra pastatyta. Tai pasakojama, kad jisai ilgai vaikščiojo tylėdamas kartu su architektu ir labai ilgai. Ir galų gale jam pašnibždėjo vieną žodį jausi ir neva tai buvo pasakyta, kad organiškas. Pagražindami situaciją, kai kurie istorikai rašo, kad tai yra pastatas, kuriame nėra stačių kampų. Ne, stačių kampų yra. O taip pat yra laiptai. Na, čia briauna, pavyzdžiui.
Bet iš tiesų ir net ta briauna, viskas yra kaip skulptūra. Įdomu, kad Mendelsonas, kai kūrė šitą pastatą, kai gavo užsakymą šitam pastatui, tai jo pamatinis tikslas buvo sukurti objektą, kuris reprezentuotų naujų medžiagų, visų pirma gelžbetonio, techninės galimybės. Architektą įkvėpė paslaptis supanti Einšteino visatą. Vokietijoje žydų pirklio šeimoje gimęs Albertas Einšteinas, teorinės fizikos genijus. Einšteinas visiškai atmetė senąją fiziką, kuri teigia esant absoliučią erdvę ir laiką, kad šviesos greitis yra reliatyvus. Jis pavaizdavo visatą, kurioje šviesos greitis absoliutus, o erdvė ir laikas reliatyvus. Galima būtų sakyti, kad čia ne pastatas, čia yra teleskopas. Tik jisai turi tokį kiautą architektūrinį. Ir kai Mendelsonas gavo užsakymą, tai maždaug buvo mintis tokia, kad architektūros čia per daug nebus, nes visą, ką tu padaryti turi, tai sukurti kiautą teleskopui. Ir, ko gero, neturėjo sukelti didelio įkvėpimo. Ir tikrai nebuvo iliuzijų, kad bus sukurtas objektas, kuris taps 20-ojo amžiaus architektūros, tikrai nepabijosiu to žodžio, vienas iš žinomiausių pastatų, jeigu nesakyti, kad šedevras, vienas iš tų pastatų, kurie keitė architektūros istoriją, keitė mąstymą. Prie maršruto jungėsi Leibnico astrofizikos instituto Potsdame mokslininkas astrofizikas Aleksanderis Varmutas ir instituto darbuotoja Sara Hjoning. I'm Vaidas Petrulis from Lithuania. Nice to meet you. Hi, Alexander Varmut. Nice to meet you. Nice to meet you. Bet pradėkime nuo meninės instaliacijos. Ši meninė instaliacija sukurta 10-ojo dešimtmečio pabaigoje. Tai vadinamosios 3 sekundžių smegenys. Čia įkūnyta mintis, kad žmogui dabartis trunka 3 sekundės. Sumažintą žmogaus smegenų bronzinį modelį sukūrė menininkas iš Berlyno Volkeris Marcas. Pasak psichologo Ernsto Piopelio, smegenys gauna impulsus, juos apdoroja ir reaguoja sekundės dalimi, o 3 sekundės smegenys suvokia dabartį. Visa, kas iki tol, praeitis. Šis kūrinys instaliuotas ir priešais Charité neurologijos institute Berlyne. Falscher Schlüssel? Ja, das ist hier immer. Auch falscher Schlüssel? Nicht das hier. Don't film that, we have to search the right key. You have to cut it. Tai Alberto Einšteino biustas, kurį į valdžią atėjus nacionalsocialistams, tuomečiai instituto darbuotojai turėjo paslėpti. Kad vieta nebūtų tuščia, padėtas vienas tokių akmenų. 1933 pavasarį vokiečių nacionalsocialistai priėmė įstatymus ribojančius bei draudžiančius žydų veiklą mokslo įstaigose ir valstybės tarnyboje. Todėl laboratorijos darbuotojai tarp dėžių paslėpė bronzinį Einšteino biustą, o jo vietoje buvo padėtas akmuo, nuoroda į pavardės reikšmę. Tai Ericho Mendelsono Einšteino bokšto architekto portretas. Čia Mendelsono daryti Einšteino bokšto eskizai. Ten matome Erviną Finlėjų Freundlichą, Einšteino bokšto direktorių. Jam ir kilo mintis pastatyti šį bokštą. Der Einstein-Turm besteht eigentlich aus 2 Türmen. Einšteino bokštas susideda iš 2 bokštų. Jie turi skirtingus pamatus. Svyravimai, kurie atsiranda pučiant vėjui, veikia tik išorinį bokštą. Vidinis bokštas išlieka stabilus. Taip gaunamas stabilus vaizdas. Bokšto viršuje yra didysis teleskopo lęšis. Jo skersmuo 60 cm. Židinio nuotolis 14 metrų. Šviesa keliauja į rūsį, į optikos laboratoriją, kurioje yra kameros ir elektroniniai instrumentai. Čia gana įdomus prietaisas – Saulės spektras. Gražiausiai atrodo šios linijos. Tai spektrinės sugerties linijos arba Frauenhoferio linijos. Tai Saulės atmosferoje esančių elementų vadinamieji pirštų atspaudai.
Tyrinėdami šias linijas galime labai daug sužinoti apie Saulės atmosferą, apie jos temperatūrą, tankį, čia esančius elementus. Taip pat galima išmatuoti Saulėje esančius magnetinius laukus, kurių yra daug Saulės dėmėse. Šiandien laboratorija priklauso Potsdamo Leibnico astrofizikos institutui. Čia testuojami prietaisai naudojami kosminiuose zonduose ir didžiausiame Europoje Tenerifės teleskope. Pagrindinė bokšto paskirtis – įtraukti Saulę. Tai pirmojo veidrodžio funkcija. Elektroninis motoras veidrodį pasuka į Saulės pusę. Ašis nukreipta į šiaurinį polių. Pirmasis veidrodis šviesą visada nukreipia į antrąjį. Abu šie veidrodžiai padeda šviesai patekti į pastato vidų. Einšteinas pasakė daugybę įsimintinų citatų. Kas yra begalinis, visata ar žmogaus kvailumas? Nesame tikri, ar visata begalinė, bet žmogaus kvailumų ribų tikrai nėra. Mendelsonas buvo ne tik architektas, bet ir baldų dizaineris. Jis pats suprojektavo Einšteino bokšto baldus. Tai pagrindinė darbo patalpa Einšteino bokšte. Visi čia esantys baldai autentiški. Šioje patalpoje Einšteinas vadovavo pirmajam kuratorijos posėdžiui, kai tik bokštas pradėjo veikti. Einšteinas sėdėjo ant vienos iš šių kėdžių. Pažiūrėkime dėžutę su seniausiomis nuotraukomis. Čia laikomi 1943 metų stebėjimų duomenys. Čia matome vieną didelę dėmę ir dvi mažas. Ką turime čia? 1979–1980 metų stebėjimų duomenys. Iki 9-ojo dešimtmečio pradžios nuotraukos darytos ant fotoplokštelių. Matome nemažai dėmių. Reiškia, Saulė buvo gana aktyvi. Tai 89 metų gegužės 27 dienos nuotrauka. Bokšte observatorija veikia nuo 1924-ųjų. Šiuo teleskopu buvo stebima Saulė, bokšto laboratorijoje tyrinėjamas Saulės aktyvumas, dėmės, turbulentiniai srautai, magnetiniai laukai. Čia Einšteino bokšto maketas. Matome du plokščius veidrodžius, esančius bokšto viduje. Jie pagauna Saulės šviesą ir nukreipia ją į bokšto vidų. Čia lęšis. Tada šviesa keliauja į rūsį. Čia dar vienas veidrodis, kuris šviesą nukreipia horizontaliai. Tada šviesa krinta ant difrakcijos gardelės, kuri šviesos pluoštą įskaido į vaivorykštės spalvas. Dabar Saulės spektrą jau galima tyrinėti. Ši nuotrauka daryta Antro pasaulinio karo pabaigoje. Prieš pat karo pabaigą Potsdamas buvo dar kartą subombarduotas. Gerai matyti, kad viena bomba sprogo prie pat bokšto ir stipriai jį apgadino. Sugriautas observatorijos kupolas. Dėl laimingo atsitiktinumo įrenginiai nenukentėjo, todėl pastatas per gan trumpą laiką suremontuotas. Seniausiose bokšto nuotraukose beveik nematyti medžių. Vėliau jie jau ūgtelėję, čia jie dar aukštesni, o šiandien jau beveik pasiviję patį Einšteino bokštą. Aber ist das sonst zu? Ja, das klingt doch gut. Licht. Ja. Wenn das Teleskop sozusagen... Kai teleskopas naudojamas, pro lęšį praėjusi šviesa krinta ant šio veidrodžio, kuris ją nukreipia horizontaliai. Waagrechte geworfen. Galiausiai ji atsimuša čia. Kommt dann hier am Schluss an. Jei vyktų stebėjimas, čia matytume Saulės paviršiaus atvaizdą. Bild erscheinen. Kommt dann natürlich weg.
Und dann geht das Licht hier durch diesen Tada šviesa per šį siaurą plyšį patektų į patalpą, kurioje yra spektrografas. Dort steht das Ten gaunami spalvoti plyšio atvaizdai, spektras, kurį galima stebėti čia. hier beobachten. Maždaug taip atrodytų Saulė, jei ją stebėtume. Matytume labai didelės Saulės dėmes. Šiandien Einšteino bokštas ne tik veikianti observatorijos autentiškomis architektūros detalėmis ir originaliu autentišku interjeru. Į šį mokslo muziejų patekti galima tik iš anksto susitarus. Also hier kann man ein bisschen für Sukant rankeną atsidaro langas. Į patalpą patenka daugiau oro, iš karto jaučiama gaiva. Tatsächlich, man merkt, es kommt schon etwas Frische rein. Bet rytoj lis, todėl geriau uždarykime. Regnet, machen wir lieber zu. Ko gero ryškiausias kontrastas yra tarp eksterjero ir interjero. Išorėje, ką mes matom, tai man tai atrodo kaip kažkokia tai koplyčia, kaip ypač jeigu žiūri iš anos pusės, kur matosi tarsi apsida, tai yra mokslo centras, smegenis, kabinetas ir bokštas, kaip ir bažnyčios bokštas, tai eksterjeras yra gryna architektūra, eksterjeras yra ekspresionizmas. O įėjus į vidų, tu papuolei į mokslo pasaulį. Ir kas įdomiausia, kad visa koncepcija, jinai vis dar veikia šiandieną. Tai nėra galbūt jau pati moderniausia pasaulio saulės stebėjimo laboratorija, bet jin vis dar veikia, moksliniai tyrimai čia vis dar vykdomi, studentai čia vis dar atlieka savo praktikas ir man šiek tiek primena KTU tyrimų laboratoriją, kuri irgi išlaikė savo interjerą, irgi išlaikė savo funkciją. Ir va tas mokslo centrų, tokių gal mastelių, ne ypatingai didelių, bet jų visgi išlaikymas ir funkcijos tęstinumas, jisai išties yra puikia proga pasižiūrėti, paliesti, kaip dirbo mokslininkai 100 metų prieš mus. Archigrimo žodynėlis. Ar gali architektūra keisti mąstymą? Žinios yra ribotos, vaizduotė suka pasaulyje. Albertas Einšteinas. Organinės architektūros idėjas išgarsino architektas Antonijus Gaudi. Panašių pavyzdžių galima rasti ir modernioje lietuviško architektūroje ir dizaine. Štai Druskininkuose 9-ame dešimtmetyje, tarsi atsiprašydama už mastelio nepaisimą, atsiranda kitokia architektūra. Čia pradeda dirbti Romualdas ir Aušra Šilinskai. Jų suprojektuotas vandens parkas primena labiau skulptūrą nei architektūrą. Grįžtame į Berlyną. Važiuojame Karlo Markso gatve, pavadinta Vokietijos filosofo ir socializmo teorijos pradininko vardu. Karlo Markso ne šiaip sau kokia gatvė, o prospektas buvo ir Kaune. Rytų Berlynas. Po karo visoje šalyje labai trūko gyvenamųjų butų. Daugiabučių statyba prasidėjo Rytų Berlyne. Jiems atsakas buvo po kelerių metų surengta tarptautinė paroda Interbau, kuriai buvo pasirinktas visiškai sugriautas prestižinių gyvenamųjų namų Hansa kvartalas. Šis miesto rajonas turėjo tapti Berlyno atgimimo simboliu. Konkurse dalyvavo per 50 architektų iš 14 pasaulio šalių. Suomis Alvaras Alto, vokiečiai Werneris Diutmanas, Walteris Gropiusas ir Maksas Tautas, Danijos architektas Arne Jakobsenas, brazilas Oskaras Niemeyeris, taip pat ir prancūzų architektas Le Corbusier. Ko verta vien jo frazė "namas tai mašina gyventi". Le Corbusier yra garsus savo urbanistiniais planais, iš kurių toks gal ryškiausias yra Paryžiaus rekonstrukcijos planas, kuriame jisai pasiūlė dalį istorinio Paryžiaus tiesiog nušluoti nuo žemės paviršiaus ir užstatyti daugiabučiais namais. Aišku, tai nebuvo įgyvendinta, bet mintis, kad drąsus modernus pasaulis gali savo tai leisti. Šveicarijoje laikrodžių meistro šeimoje gimęs ko gero garsiausias pasaulyje moderniosios architektūros pionierius pradėjo nuo laikrodžių dekoravimo ir dailės studijų. Šarlis Eduaras Le Corbusier architektūra regis tapo atsitiktinai. Jo mokytojo gelžbetonio konstrukcijų pradininkas Augustas Perė ir modernizmo pradininkas AEG gamyklos Berlyne architektas Peteris Berensas. Štai taip atrodė Le Corbusier pirmasis pastatas vila Šveicarijoje 20 amžiaus pradžioje ir kaip keitėsi jo stilius.
Aplankysime vieną įdomiausių pokarinės modernizmo architektūros objektų į UNESCO paveldo sąrašą įrašytą Le Corbusier Unité de Habitation. O, aidas. Ne, pasirodė. Le Corbusier yra vienas iš pirmųjų architektų, kuris tarptautinį stilių, modernizmas, o tarptautinių stilių vadinamas, padarė iš tikrųjų tarptautinių ir statė įvairiausiose vietose, netgi įvairiausiose kontinentuose. Ir nepaisant to, kad jisai gimė Šveicarijoje, keliavo po pasaulį tikrai labai daug ir Berlyne, nenuostabu, mes turim irgi jo architektūros liudijimą. Kažkaip net svaigsta galva, kai žiūri į viršų toks. Iš išorės labai gražiai matosi tokios stačiakampės struktūros, kurios parodo vieno buto mastelį. Nes vienas iš tokių novatoriškų sprendimų, kas buvo Unité de Habitation, kad gyvenamieji apartamentai, gyvenamasis butas, jisai yra ne vieno aukšto, bet 2 aukštų. Tai yra va ta tokia pereinama erdvė ir tarsi sukūriamas, nežinau, galbūt individualaus gyvenamo namo atmosfera. Ir va čia išorėje mes puikiai matom, kad vienam būstui yra 1 kvadratėlis. Na ir galite suskaičiuoti, kiek čia yra kvadratėlių ir kiek čia gyvena žmonių. Tai jeigu gerai pamenu, tai yra numatyta maždaug 2000 žmonių. Tai principe visas miestas. Didžiulis daugiabutis buvo pastatytas 1958-aisiais tarptautinė architektūros parodai kaip ambicinga vakarų Berlyno atstatymo priemonė, parodant į kitai pusei rytų Berlynui, koks turi būti naujas vakarietiškas miestas. Berlyno Unité 3 iš 5 pastatytų daugiabučių ir vienintelis už Prancūzijos ribų. Kiti 4 buvo pastatyti Prancūzijoje, pirmasis Marselyje 1952-aisiais. Marselyje tas galbūt ryškiausias skirtumas nuo Berlyno, kad ant stogo yra išvystyta visa infrastruktūra. Tai yra bėgimo takelis 300 metrų, kinui stebėti erdvė, bet ir Berlyne irgi yra tas, kad bandyta kurti pastatas su visa socialinė infrastruktūra. Parduotuvės, vaikų darželiai, liftas, kaip jisai sakė, kaip autobusų laukimo aikštelė, kurioje gali pabendrauti, koridoriai kaip gatvės. Ir va ta ideologija, kad kurti namą, miestą, jam buvo svarbi, tokia autonominė struktūra. 20 amžiaus viduryje architektas Vytautas Landsbergis Žemkalnis, grįždamas iš Australijos į Lietuvą, užsuko į Marselį, apžiūrėti vos prieš 4 metus baigto statyti Le Corbusier daugiabučio. Marselyje pastatytame Le Corbusier name prieš porą metų buvo atidaryta ir Marijos Drėmaitės paroda Optimizmo architektūra Kauno fenomenas. Grįžkime į Berlyno daugiabutį Le Corbusier Unité. Architektas savo daugiabučio projektą vadino apgyvendinimo vienetu. Tai tarsi uždaras miestas, kurį būtų galima pakartoti. Vienoje vietovėje statyti kelis tokius socialinius būstus, autonominius vienetus. Le Corbusier įvedė naują matavimo sistemą, moduliorą, paremtą žmogaus ūgiu. Pats buvo 1,73 m ūgio. Jeigu architektas gali turėti parašą, tai čia yra Le Corbusier parašas. Tai yra modulioras. Ir jo manymu, kad metras kaip sistema, jinai neturi tokios aiškios sąsajos su žmogum, kaip biologinė būtybė. Pernelyg yra abstraktus, todėl reikėtų architektūrai taikyti kažkokią kitą matmenų sistemą, kuri būtų susieta su žmogum. Ir jisai pasitelkė aukso pjūvį kaip išeities tašką. Ir, kaip žinia, žmogaus kūnas, jisai yra suskirstytas pagal aukso pjūvį. Ta viršutinė dalis sutinka su apatinė, kaip apatinė su visa kūnu. Ir buvo pasirinktas vidutinio ūgio žmogus, 1,83 m, kas yra 6 pėdos. Su to pasirinkimu skaičiaus irgi yra įdomi istorija. Iš pradžių Le Corbusier mąstė, kad turėtų būti 1,75 m. Bet vėliau kažkaip lyg ir įtakotas britų detektyvų, kur gerasis herojus dažniausiai būna 6 pėdų, tai yra tokio idealaus tarsi aukščio.
pasirinko tas 6 pėdas kaip atspirties tašką. Pirmas skaitmuo, sakysim, tas pirmas idealus skaičius, tarkim, Vitruvijus kalbėjo apie idealius skaičius. Tai pirmas idealus skaičius galėtų būti 1,13 m, 113. Tai yra bambos aukštis. Kitas idealus skaičius yra 1,83 m, tai yra ūgis. Ir trečias idealus skaičius yra 2,26 m, pakelta ranka. Ir jeigu mes tuos idealius skaičius paimsime kaip išeities tašką, tai pagal Fibonacci seką galima išskaičiuoti kitus. Ir, sakysim, 113 plus 70 yra 1,83 m. Viena juosta, jinai turi atskirą spalvą. Viena yra mėlyna, kita yra raudona. Ir visi išmatavimai ten, sakysim, lango plotis, jisai turėtų atitikti tam tikrą šitos arba mėlynos, arba raudonos skalės matmenį. O pati ta skalė sudaryta, kaip jau sakiau, pagal Fibonacci seką. 1 plus 1 lygu 2, 2 plus 1 lygu 3, 3 plus 2, 5, 5 plus 3, 8 ir taip toliau, ir taip toliau. Ar tikrai 1,83 m, to mes pasižiūrėsim, man kažkaip atrodo mažesni. Nu gal. Mano 1,86 m, bet lyg ir mažesni turėtų būti. Reiktų pamatuoti čia. Taip, žiūrim nuo viršaus iki apačios. Na, sakykim, kad daugmaž. 1,83 m yra va šita riba nuo žemės. Man asmeniškai netiktų, aš jau biškai per aukštas. Čia gal gero ir didžiausia problema yra ta, kad tų vidutinių žmonių yra ypač mažai. Nes tai yra kažkoks vidurkis, kuris tinka kažkam, bet, va, tarkim, iš mūsų filmavimo komandos nei vienam netinka. Tai va, tame ir yra problema. Bet tokiu atveju, jeigu tu esi 1,82 m, tai tau turėtų durų plotis būti idealus, durų aukštis idealus. Na, visos kitos erdvės būtent tau tikti idealiai ir atitikti tavo kūno proporcijas. Rašo, kad Le Corbusier is 5 foot 8 inches, tai yra 1,73 m. Pasak Le Corbusier, toks namas miestas turi stovėti gamtos apsuptyje, o gyventojai turi pro savo buto langus matyti ne kaimyno langus, o gamtą. Visi Unité de Habitation yra orientuoti šiaurės pietų kryptimi. Tai reiškia, kad saulė pasiekia arba rytinę, arba vakarinę. Bet šiaurė pietus yra va, ta kryptis, tai tiesiog laikyta, kad tai yra palankiausias sprendimas gyvenant. Ir iš ties, jeigu pasižiūrėtume į Berlyno žemėlapį, ten, kur mes dabar esam, tai mes esame, kone vidury parko. Visą pastatą, visur supa žalioji erdvė. Na, o tas pakelimas ant pastolių, tai jisai leidžia visą erdvę suvokti kaip vientisą parką ir tavo žvilgsnio neriboja pastatas, tu gali kiaurai žiūrėti ir neriboja vėjo, neriboja ėjimo krypties. Tu esi parke, o virš parko yra iškilęs didžiulis gyvenamasis kompleksas, 2000 gyventojų, tai yra miestas virš parko. Prie maršruto jungiasi Nyderlandų technologijos universiteto profesorė, tarptautinės Docomomo organizacijos vadovė Uta Podgizer. Ir čia jums prireiks pieštuko. Įdomu tai, kad statant šį daugiabutį namą Berlyne 2,26 m sienų aukštis nebuvo įgyvendintas, nes pagal Vokietijos statybos techninį reglamentą sienų aukštis turėjo siekti 1,3 m. Tai buvo didelė problema. Le Corbusier su tuo nesutiko. Jam atrodė, kad tai griauna jo visą dydžių sistemą. Dar būtų galima pasakyti, kad tai irgi yra menas. Tai menininko požiūris į statybinę medžiagą betoną. Namo fasade realizuota Le Corbusier meninė idėja. Was direkt von Le Corbusier auch gestaltet wurde und seine Ideen wiedergibt. Hallo. Sveiki. Buvome susitikę Docomomo komitete Vengrijoje. Tai Markus Ničke. Jo butą parodysime vėliau. Würde ich nämlich sagen, dann bin ich vielleicht so erst 10 nach oder so, nach 506. Ist das okay? 506 ist das, ja? Rechts oben. Ja, 506. Dann kaufe ich bei Ihnen jetzt kurz noch ein paar. Ja, 10 nach oder so. Ja. Ja, gut, dann sehen wir uns gleich da oben. Ja, gut, okay. So, jetzt gehen wir rein. Eikime į vidų ir ten tęskime pokalbį.
Ja, jetzt sind wir hier im Eingangsbereich, der natürlich auch Esame vestibiulyje. Matyt, kad jis atnaujintas, pakeistas apšvietimas. Stumdomųjų durų iš pradžių nebuvo. Svarbiausia, kad Le Corbusier nuomonė ši erdvė yra gerokai per maža. Vestibiulis turėtų būti daug didesnis. dass das alles viel zu klein ist. Also normalerweise sollte die Eingangshalle groß sein und dadurch ist die Eingangshalle kleiner. Vestibiulis mažesnis už esančius tokio tipo namuose Marselyje ar Nante. Dėl to namas buvo nemažai kritikuotas. In Nantes zum Beispiel ist. Wir können aber einfach auch weiter Eikime toliau. und einen Blick in die Halle werfen und es gibt natürlich noch Pasižvalgę po šią erdvę pamatysime kelias svarbias autentiškas detalės. Tai spalvos, nišos, uždengti radiatoriai. Tačiau daug kas buvo pakeista. die noch original sind und ich meine auch, dass das Panel Informacinė lenta, kurioje surašytos gyventojų pavardės, taip pat nėra autentiška. ist, als das in den ursprünglich der Fall war. Ja, und da vorne sehen wir den kleinen Shop. Man kann Priekyje matome parduotuvę. Ji tikrai labai maža. Gerokai per maža namui, kuriame gali gyventi daugiau kaip 2000 žmonių, kur yra 500 butų. Le Corbusier parduotuviai buvo numatęs visą aukštą. Ji turėjo būti 7 arba 6 aukšte. Jie dalyje pastatą per pusę. Tai turėjo būti viršutinės namo dalies apsipirkimo gatvė. Mall sozusagen in der Höhe. Was sicherlich noch original ist, das ist der Fußboden. Grindys autentiškos, padengtos skalūno plytelėmis, jos netvarkingai sujungtos, plytelės skirtingo dydžio. Tai būdinga tokiai grindų dangai. Plytelių paviršius yra šiek tiek nelygus. So ein ganz typisches Muster ist, ist auch noch ein bisschen uneben, sieht aus wie original. Šis skelbimų lenta atrodo autentiškai. Kaip matome, tai būtų skelbimai. Wesentlichen Wohnungen annonciert. Ursprünglich ist das Ganze mal als Šis namas buvo statytas kaip socialinis būstas. Šiandien name gyvena architektai, menininkai, svečiai iš užsienio, tai yra pirmiausiai vidurinio sluoksnio atstovai. Also eher für den Mittelstand. Ja. Diese Tür sieht original aus. Autentiškos durys, gerai matyti, ir laidinės stiklas, ir stiklo intarpas, ir permatomas stiklas bei durų spalva, viskas autentiška. Auch diese farbige Darstellung. Aber diese breiten Treppen sorgen Laiptai platus, kad žmonės galėtų skubiai evakuotis iš pastato. Labai erdvi laiptinė, net ir socialinio būsto. Nors dauguma gyventojų, manau, nelipa laiptais, kyla liftu. Manau, kad esame vieninteliai, kurie lipa laiptais. jetzt hier hochgehen tatsächlich. Ja, und jetzt sind wir hier auf der Straße, wie es heißt, der Mittelstraße. Esame vadinamoje vidurinėje gatvėje. Abiejose jos pusėse išsidėstė butai. Nors gatvė ir buvo atnaujinta, autentiškos detalės matomos dar labai gerai. Tai spalvotos duris, užrašų prie durų skambučių spalvos. Die Klingelschilder, die zumindest noch dem originalen Farbkonzept entsprechen. Aber was Klubo aukštis siekia mažiausiai 1,5 metro. Tai atitinka Vokietijos statybos techninius reglamentus. Durų plotis 81 cm. 81. Įprastai butų duris būna 90 cm arba 1 metro pločio. Spėju, kad šiuo atveju pritaikytas modulioras. Meter für Wohnungstüren und ich vermute mal, dass wir hier auch wieder die Modular. Panašu, jog lubų aukštis atitinka moduliorą. Jas galima pasiekti pakėlus ranką. 26, dann müssen wir gucken. Jų aukštis 2,26 cm. Kiek bus čia? 40 cm. Taigi turėtų būti 2,30 cm. Vielleicht haben sie die abgehängt. Gal durys buvo įstatytos 2,26 cm aukštyje. Klubo aukštis 1,3 metro, bet čia dar paliktas tarpas. Todėl galima teigti, kad durų aukštis atitinka modulioro proporcijas. Ja. In Deutschland zum Beispiel sind wir nicht so gewohnt, in Hochhäusern zu leben. Vokietija nėra daug daugiaaukščių gyvenamųjų namų. Kitose šalise tai įprasta. Šio namo gatvių sistema, mano nuomonė, gera. Koridoriai santykinai platus, kitaip nei siauras, platus koridorius suteikia saugumo jausmą. Tai tikra gatvė. Sicherheit finde ich schon als diese ganz schmalen Flure. Also es ist eine wirkliche Straße.
Warum es eine Straße ist? Also Le Corbusier hat so Kodėl gatvė? Le Corbusier sukūrė eismo sistemą, kurią sudaro 7 skirtingos kelių arba gatvių sistemos. Pradedant didelę autostradą ir baigiant miesto gatve. Ši gatvė yra gyvenvietės gatvės esančios kaiminystėje prototipas, o butai nedideli nuosavi namai. Die Häuser, also die Maisonette, die kleinen Häuser. Also das ist wie eine kleine Stadt. Und das heißt, Šis namas tai mažas miestas. Čia išdėstyti ne tik vertikalūs akcentai. Kiekviename aukštyje yra ir dviračių aikštelės. Jo žinoma dar vienam aukštui jau per mažos. Bet 1957-aisiais čia stovėjo vaikų vežimėliai arba tik vienas kitas dviratis. Tuo metu dauguma vairavo automobilius arba važinėjo visuomeniniu transportu. Also hier können wir sehen, dass hier noch dieser einfache Türgriff. Čia matome paprastą svirtį su besisukančia rankena. Lango uždarimo sistema labai paprasta. Taip pat matome, kad tai viengubo stiklo langas, o pats langas užsandarintas glaistu. Tai ne silikoniniai hermetikai. Taigi langas tikrai autentiškas. Gal pasikelkime liftu 1 ar 2 aukštais į viršų. Palauksime kito. Projektuodamas Unité de Habitation, Le Corbusier galvojo apie 2 asmenų šeimą. Taigi dauguma būtų buvo išdėstyti per 2 aukštus. Vokietijoje buvo planuojama statyti mažesnį namą, todėl čia turėjo apsigyventi poros arba vieniši žmonės. Liftas atvažiavo, lipkime. Aber immerhin, wie wir sehen, die Farben sind etwas anders. Spalvos šiek tiek skiriasi. Durys žalios, skydeliai vis dar geltoni. Pradžioje šis namas buvo turistų traukos centras. Wie eine Art Touristenattraktion, also was die Leute als Žmonėms jis atrodė kaip svetimkūnis, kaip ant pievos nusileidęs NSO. Und auch die Einheimischen. Namą apžiūrėjo ir vietiniai gyventojai, tuo metu jis buvo vadinamas labai kritiškai. Dann gehen wir jetzt ins Muster-Apartment. Ja? Dabar reikime į tipinį namo butą. Aš šiame dar irgi nesu buvusi. Jo numeris 506 7 10. Štai ten. Durys jau atidarytos. Hallo. Guten Tag. Uta Pottgießer. Schön, Sie zu sehen. Prie maršruto jungiasi Corbusier Haus gyventoja Elvira Münster ir Corbusier Haus draugijos pirmininkas architektas Markusas Ničkė. Ja, wir sind hier auf dem sogenannten Esame ant vadinamosios olimpinės kalvos. Būti taip aukštai Berlyne nėra įprasta. Čia apsigyvenus, pirmiausiai reikia susigaudyti, kuriame aukšte gatvėje kokie butai. Kur 1, kur 2, o kur 3 kambarių. Tai nėra visiškai paprasta. Le Corbusier projektavo butus šeimoms. Ideali šeima, 2 tėvai ir 2 vaikai. Taip atsirado 3 kambarių butai. Marselyje tokių butų erdvės jungiasi viena su kita. Šeimos nariai gali girdėti vienas kitą. Berlyno projektas šiek tiek kitoks. Čia visi kambariai uždari, kad būtų daugiau erdvės. Šiame name nėra ir mezonino. Buto viduje negalima matyti po juo esančios erdvės. Šio namo architektūrinis sprendimas daug paprastesnis. Čia nedaug 3 kambarių butų, be to jie kitokie. Čia matome 5 stiklo pertvaras. Kambario negalima padalyti per pus. Tokiame 66 kvadratinių metrų ploto bute vienas žmogus žinoma jaučiasi puikiai. Tačiau, kai buvo statomi socialiniai būstai, toks butas buvo numatytas 2 arba 3 asmenų šeimai. Hier sehen wir, das haben wir uns Šiai lentynai buvo pritaikytas modulioro aukštis.
Le Corbusier nuomonė, tikro vyro ūgis turi siekti 1,83 cm. Jei tikras vyras taip ištiesia ranką, jis gali pasiekti 2,26 cm aukštį. Kaip matote, nesu tikras vyras, nepasiekiu lentynos viršaus. Le Corbusier iš tiesų taip galvojo, taigi turime 1,83 cm ir 2,26 cm. Pagal šiuos matmenis jis projektavo gyvenamųjų namų modulius. 1948 metais Marselyje ši koncepcija buvo įgyvendinta labai tiksliai. Berlyne, kaip žinia, dėl jos kilo ginčas, nes nutarta, kad čia lubų aukštis turi būti bent 2,50 m. Iš tiesų 2,51 cm. Taip pat skiriasi butų plotis ir ilgis. Tai reiškia, kad Le Corbusier namas Berlyne didesnis. Čia nėra ir modulioro sistemos. Kai mūsų aplanko draugai iš Prancūzijos, jie visada pastebi šį skirtumą. Gražu pas jus, aukštesnių lubų norėtume ir mes. Manau, jog modulioro sistema veikia gerai tik tada, kai buto erdvė išsidėsto per 2 aukštus. Kai būnant bute yra aiškus ir aukščio ir apačioje esančios erdvės pojūtis. Berlyne ši koncepcija nebuvo įgyvendinta. Dėl jos ir kilo įnirtingas ginčas su Le Corbusier. Jis net norėjo atsisakyti šio namo autorystės. Spalvų paletė buvo sukurta paties Corbusier kartu su garsiuoju prancūzų dailininku Fernandu Léger. Ji remiasi Corbusier dar 1931-aisiais surinkta pigmentų kolekcija, jo pavadinta polichrominė spalvų klaviatūra. Vėliau ši kolekcija buvo patobulinta. Hallo. Das hier war die Brötchenklappe. Čia bandelių durelės. Anksčiau apačioje esančioje parduotuvėje buvo galima užsisakyti bandeles arba laikraštį. Ryte jas kas nors atnešdavo, atrakinės dureles padėdavo ant lentynėlės ir vėl užrakindavo. Tai buvo ypatinga paslauga. Ji Berlyne teikta tik pirmus 2 metus, nes buvo nuostolinga žmogui mokėti už tai, kad jis kiekvieną rytą pristatytų bandeles. Tačiau ši paslauga išgarsino namą. Žmonėms ji patiko. Čia namo gyventojų padovanotos nuotraukos iš to laikotarpio, kai vyko statybos. Aiškiai matome, kad tai masyvus betono statinys. Jis skiriasi nuo savo pirmtako Marselyje, nes ten taikytas kitas statybos būdas. Statant Marselyje, kiekvienas butas buvo įmontuojamas atskirai. Čia naudoti betono masyvai. Statybos vyko labai greitai. Berlyne namo statybos prilygo darbui fabrike. Greičiau nei per metus šioje vietoje iškilo 17 aukštų daugiabutis. Namo statyba to meto Berlyne buvo tikra sensacija ir dėl pastato aukščio, ir dėl statybų tempo, ir todėl, kad statybai naudotas statybos vietoje gaminamas betonas. Iš viso yra 5 tokie Le Corbusier namai. Pirmasis namas pastatytas Marselyje. Jis turėjo tapti pavyzdžių kitiems tokio tipo namams. Antrasis namas pastatytas Rezė. Jis labai panašus į pirmąjį, tačiau statant šį namą jau reikėjo taupyti, todėl jis ir mažesnis, ir siauresnis. Mūsų namas 3. Ir mes turėjome taupyti, tačiau miesto valdžia nesitarė su Le Corbusier, kaip tai bus daroma, ir savarankiškai priėmė visus sprendimus. 2 paskutiniai namai pastatyti Brie ir Firminy miestuose Prancūzijoje. Tai vėlyvieji projektai įgyvendinti 1965 metais. Tai ir architekto mirties metai. Per savo gyvenimą Le Corbusier sukūrė 2 skirtingus spalvų derinius. Vieną 4-ajame dešimtmetyje. Šias spalvas matote mūsų namo viduje, o kitą 6-ajame dešimtmetyje. Šios spalvos matomos ant namo fasado. Esame vieninteliai, kurie pritaikė abu Le Corbusier sukurtus spalvų derinius. Čia dovana iš Prancūzijos. Tai betono gabalas ir jis, man atrodo, yra iš Firminy. Šiame betone labai gerai matyti natūralūs akmenukai, granito akmenys ir kiti maži akmenukai.
Das hier Čia Berlyno betonas. Jame taip pat yra priemaišų, plytų skaldos. Tai tipiškas Berlyno betonas. Po Antrojo pasaulinio karo mieste buvo daug sugriautų pastatų. Jų plytos rinktos ir dėtos į betoną, iš kurio statyti nauji namai. Problema ta, kad plytos sugeria vandenį. Tai gadina betoną. Jame atsiranda vandens, šis užšąla ir betonas pradeda trūkinėti. und dadurch geht der Beton kaputt. Dėl šios priežasties Berlyno namų fasadas restauruotas jau 2 kartus. Namų stovinčių Prancūzijoje fasadas netrukus bus restauruojamas dar tik 1 kartą, nes betono sudėtyje yra natūralūs akmenys. Išliko senieji video įrašai, kuriuose užfiksuoti pirmųjų Corbusier House draugijos narių atsiliepimai po 10 metų gyvenimo šiame name. Gyvenu jau 10 metų Le Corbusier name. Manau, nėra gražesnių būtų Berlyne. Galime skųstis tik vienu dalyku. Būtų geriau, jei turėtume daugiau liftų. Turiu pasakyti, kad iki šiol nesijaučiau saugesnis. Jei būtų galima pasakyti, čia gyventi tikrai labai patogu, ypač namų šeimininkėms. Vienas dalykas, kuris pasikeitė per 10 metų nuo tada, kai čia atsikrausčiau – automobilių stovėjimo aikštelė. Šiandien visos automobilių stovėjimo vietos išparduotos. Apsilankykime dar viename bute, kuriame išsaugotas autentiškas interjeras. Mus pasitinka šiame bute nuo vaikystės gyvenęs Florianas. Dabar čia apsistojusi japonų pora. Okay, so the floor is original, as you can Kaip matot, grindys originalios. Matosi, kad šiek tiek nusidėvėjusios, bet vis dar išlikusi originali spalva. The kitchen is in the proportion. Virtuvė tai yra, jo struktūra irgi originali. Ten niekas nepakeista. Dabar dauguma šią dalį panaikintų. Break it open Padarytų prieinama ir iš šitos kambario pusės. from this part of the room. Langai taip pat originalūs, bet tai išlaikyta beveik visame name. Nors ir ne visur. This house, if not always. The balcony is Balkonas nerenovuotas, jis originalus. original too. The staircase, Laiptai. the stairs, Laiptai irgi. yeah. Ah, 私は今年の1月に日本からベルリンに来ました。 Mano vardas Takuja Matsura. Į Berlyną atvykau šių metų sausį mokytis vokiečių kalbos. Šiuo metu nuomojamės šį butą. 今ドイツ語の勉強をしています。 Aš esu Kasa Matsura. Norint Berlyne susirasti butą, dažnai prireikia išsiųsti apie 300–400 laiškų, kol pagaliau pasiseka. Mums pasisekė gauti šį butą, nes prieš tai į nuomavęs žmogus taip pat buvo japonas, o buto savininkui, kaip ir mums, labai patinka unikalus šio buto interjeras. 送ってやっと家を見つけられるっていう状況なんですけど。私は音と写真を組み合わせた作品。 Esu fotografas, fotografuoju garsus. Štai mano fotografijų knyga Garso fotografija, kurioje bandžiau užfiksuoti skirtingų daiktų skleidžiamas garso bangas, garso burbulus. 音響写真、サウンドフォトグラフィックっていうタイトルの作品があります。 O kaip dabar jaučiasi šio daugiabučio gyventojai? Prie maršruto jungiasi Corbusier House gyventoja Elvira Münster. Im Winter ist es wirklich ein Problem, weil es gibt Taip, žiemą būna šalta, nes langai nėra gana sandarūs. Kaip žinoma, Berlynui būdingas žemyninis klimatas. Dažnai būna minusinė temperatūra arba 15 laipsnių šalčio. Šaltas oras pro langus patenka į butą. Tai žinoma nėra gerai. Vasara labai kaista betonas, o žiemą šaltą orą praleidžia langai, kurie nors ir su dvigubu stiklu nėra tokie sandarūs, kaip buvo pradžioje. von Anfang an doppelt Glas hatten, eben heute nicht mehr so isoliert sind. Draugija jungia visų 5 Corbusier vienetų gyventojus visame pasaulyje, kurie susitinka kartą per metus. Kartu valgomas pyragas, geriama kava Le Corbusier stiliumi. Das ist für Familien ist es natürlich etwas schwierig.
Šiame bute gyvenančios šeimos turi šiokių tokių problemų. Vieno kambario butuose anksčiau gyveno 2 žmonės. Butą šiame name galėjo gauti tik susituokę asmenys. Gimstamumas 1958-aisiais buvo aukštas, nes dar nebuvo kontraceptikų. Man pasakojo, kad 1961-aisiais šiame name gyveno 350 vaikų. Jei būtumėte atvažiavę prieš 8 metus, būčiau pasakiusi, kad name gyvena nuo 5 iki 8 vaikų. Šiuo metu yra apie 40 vaikų. Tai todėl, kad Berlyne ir vėl trūksta butų. 1 ir 2 kambarių butai išdėstyti po visą namą. 3 kambarių butai yra tik viršuje. Tai patys gražiausi butai. Pereinant iš vieno kambario į kitą galima matyti rytinę ir vakarinę saulę. Šiuose butuose mielai apsigyvena architektai ir dizaineriai, suprantantis Le Corbusier meną. Viršutiniai butai priklauso čia nuo pačių pradžių gyvenantiems žmonėms. Dalis jų jau išvyksta į senelių namus, kiti miršta. Šiuos butus įsigyja žmonės, kurie nori, kad absoliučiai viskas būtų Le Corbusier stiliaus. Už dizaino keitimą jie moka labai didelius pinigus. Iš New Yorko atvykstantis architektai negalėjo atsistebėti. Neįtikėtina, butas kainuoja tik 100 000 eurų. New Yorke toks butas kainuotų milijoną. Le Corbusier yra pasakęs, kad tokiame name nedažnai sutiksi kitų žmonių. Individas čia gali gyventi arba vienas, arba bendruomenėje. Ši mintis yra išlieta betone ant galinės namo sienos. Ir ji yra teisinga. Tai vertikalusis miestas 2000 gyventojų, kuriame kaimynai vienas kito negirdi, vienas kito nemato ir yra gamtos apsuptyje. Saulė ir žalioji aplinka suteikia laisvę individui, šeimai, namams ir bendruomeniai. Le Corbusier manifestas. Šis maršrutas baigtas. Kitame maršrute. Oho, ne veltui vadinama yra Dievo jėgainė. Nesu mačiusi, kad siūlės būtų su stiklo gabaliukais. Čia, kaip matome, yra gelžbetonis. O, čia įspūdis geras. Tai šviesa, geras oras ir saulė. Labas, mieloji, atvyko televizija. Ten kaimynai laiko 3 vištas. Treniruotė. Taip, puiku, keliaujam. Laida kuriama dalinai finansuojant Lietuvos kultūros tarybai. Patronažą suteikė Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, reprezentuojant Kaunas Europos kultūros sostinė 2022. Laidos naujienas rasite Stop Juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.